Taigi, ačiū visi, kad atvykote į 7-ąją Café Scientifique. Kaip matote, šiandieną turime temą branduolinė energetika. Šią temą pasirinkome, nes, kaip tikriausiai visi žinote, šiais metais prisijungėme prie Europos elektros tinklo. Tai norėtume painformuoti, iš kur jūs gaunate elektrą. Taigi, šią paskaitą mus praves FMC darbuotojas Artūras Plukis. Ir taigi, perduodu jam žodį. Sveiki, ačiū už pakvietimą. Norėčiau truputį prisistatyti. Aš dirbu fizinių technologijos mokslų centre, kaip minėta, branduolinių tyrimų skyriuje, kuriam 2 metai vadovauju, ir mano veikla ne tik 100% susijusi su branduolinė energetika, bet jau kokius 25 metus teko susidurti su reaktorių reikalais. Taigi šioje prezentacijoje pateiksiu truputį istorijos ir fizikinių pagrindų ir daugiau apibūdinsiu 2 tipus reaktorių, tai yra 2 tipus energijos gamybai, tai dalijimosi pagrindų sukurti reaktoriai ir sintezės arba termobranduoliai. Norėčiau paklausti, kiek iš čia susirinkusių mokėsi fiziką ar mokosi, ar čia visi fizikai, aišku, puiku. Tokiu atveju gal bus galima truputį labiau moksliškai paaiškinti kai kuriuos dalykus. Ir pradėsime nuo atomo. Reaktorius elektrinės mes vadinam atominėm, tačiau atomas tai yra didelė sistema sudaryta iš branduolio, kuris mus domina, kalbant apie branduolinius reaktorius, ir aplink jį skriejančių elektronų. Nors branduolys yra trilijonus kartų tūrių mažesnis už patį atomą, bet jame sukoncentruota 99,9% viso atomo masės. Ir tokiu atveju mes turime medžiagos tankį 1014 gramų kubiniam centimetre. Kalbant paprastesniais vienetais, tai būtų į 1 kubinį centimetrą arba 1 siuvimo pirštelio antgalį galime įdėti milijardą tonų medžiagos. Deja, yra tokių sistemų, tai neutroninės žvaigždės, kurios pasižymi tokiais tankiais, bet praktiškai neutroninės žvaigždės yra didžiulis astronominio dydžio branduolys. Iš kur mums ateina ta energija? Tai jie ateina iš masės, atsiprašau, iš tos garsios Einšteino formulės E lygu mc kvadratu. Pasirodo, kad branduolyje sudedamosios dalys sulimpa taip smarkiai, kad jų masė sudėtinio branduolio yra mažesnė negu sudarančių protonų ir neutronų masė. Ir tas skirtumas yra nuo kelių iki maždaug 8 megaelektronvoltų vienam nukleonui. Pradžiai, kas yra pačio nukleono masė, tai būtų apie 1000 megaelektronvoltų. Tai reiškia, kad branduolyje tie sudedamosios dalys praktiškai yra praradę savo 1% masės. Ir ta masė 1% persiduoda į turimą ryšio energiją, taigi mes sujungdami juos galime gauti. Kita pusė yra sunkūs branduoliai, kur yra nors nedidelis, bet tam tikras perteklius masės, mes padalyję sunkų branduolį, gauname kelius lengvesnius ir išsiskiria tokia energija. Šitas dydis yra mažesnis, jau būtų nebe procentas masės, o 1/10%.
Iš kur visa šita energija susidarė, tai galima pradėti nuo pradžios didžiojo sprogimo, kuomet vyko procesas vadinamas didžiojo sprogimo nukleosintezė arba BBN, angliškas sutrumpinimas, Big Bang nukleosintezės. Susidarė nedaug branduolių, praktiškai 4 stabilūs, tai vandenilio du izotopai, vandenilis ir sunkusis vandenilis, taip pat helis ir berilis, tiksliau iš berilio jam suskilus pasidarė lytis. Ir vėlgi šitiem branduoliams susidarius mes kaip ir išskiriam energiją, klausimas tai kur mes sukaupėm energiją. Tai energiją didysis sprogimas sukūrė neutrono pavidalu, kadangi neutronas lengvai jungiasi prie protono ir mes galim gauti branduolinę sistemą, kuri jungiantis duotų mum energijos. Kodėl mažai mes turim tų sunkesnių branduolių? Problema, kad neutronas yra radioaktyvus, jis gyvuoja tik apie 15 minučių vidutinė gyvavimo trukmė laisvo neutrono kosmose. Prieš tai pirmosiom sekundėm tų neutronų ir protonų buvo daug, bet buvo per karšta. Kiek branduolių susidarydavo, tiek iširdavo. Dabar dauguma tų lengvų branduolių, kai jungiasi, jie nueina iki helio 4. Tai vėlgi mes turim 75% vandenilio, 25% helio per gal masę ir 1000 dalis deuterio ir ličio, kurie mums galimi kaip sintezės izotopai. Kur kiti susidarė mums dominantys branduoliai, tai šaltinis yra supernovų sprogimai. Kaip minėjau, tie dominantys sunkus branduoliai, jie turi energijos perteklių. Ir ta energija didelė, mums reikia kažkokios jėgos, kažkokio variklio, kuris ją sukaupia. Nes tai, kas vyksta Saulėje paprastose žvaigždėse, tai termobranduolinė sintezė mes naudojame. Kad padaryti sunkesnė, turi būti termobranduolinis sprogimas, o tai yra supernova. Tiesiog paprastos supernovos mums duoda, gali duoti, jeigu turim šviną uraną arba iš lengvesnių elementų šviną, tai yra juda metatais. Mes normalios supernovos sprogimo urano ar plutonio negausime. Bet yra taip vadinamos kilonovos, kurią pirmą kartą pavyko užfiksuoti netgi gravitacinių bangų teleskopu. Ir jungiantis 2 neutroniniam žvaigždėm mes gaunam daug sunkių elementų. Tiek daug kalbama, kad susidaro apie 10 Žemės masių aukso ar platinos, nekalbant apie kitus ultrasunkius branduolius. Ir tai manoma, kad yra vienas pagrindinių kelių, kaip gauti visą mūsų turimą uraną toliau panaudojama reakcija. Kada susidarė pirmoji branduolinė reakcija Žemėje ir yra manoma, kad tai ne žmogaus kūrinys, kad procesas įvyko prieš 2 milijardus metų. Yra pastebėti pėdsakai Afrikoje, urano kasykloje, Oklo rudyne, kuris yra Gabonas, tokia vakarų Afrikos pusiaujo valstybė, kur kasant urano rūdą pasirodė truputį nesutapimų. Trūko 35 urano, kai kur buvo per daug. Ir manoma, pasiremiant tuo, kad prieš 2 milijardus metų buvo daugiau 35 urano izotopų, esantis Žemės plutoje vanduo sudarė tinkamas sąlygas įvykti natūraliai reakcijai. Dabar šitas reaktorius buvo silpnas, apie kelis kilovatus, tai 1000 kartų silpnesnis negu turimi
mūsų žmogaus sukurti reaktoriai, bet už tai jis veikia keliasdešimt tūkstančių metų. Laikoma, kad buvo perdirbta, sudeginta apie 5 tonos urano. Vėlgi reaktorius neveikė pastoviu režimu, ant urano rūdos užtekėdavo vanduo, jis užkaisdavo, garai išburbuliuodavo, reaktorius užgesdavo. Toks kaip ir pūkšiantis karas. Toliau, kaip minėjau, ką mes naudojame reaktoriuose, tai tam reikalingi dalūs izotopai. Šiaip dalyjasi dauguma sunkių izotopų, dauguma sunkių elementų ir tas pats švinas ar volframas ar gyvsidabris gali dalintis, bet jiem reikia labai didelės energijos. Reikia tokių greitintuvų kaip CERNE, kad trenkti į švino ar volframo branduolį ir jis susprogtų skleisdamas neutronus. Kai kalbame apie tuos neutronus, kurie susidaro dalymosi metu, tai kalbame apie aktinoidų dalyjimą. Tai tam tinka, uranas, toris, plutonis. Uranas ir toris yra gamtiniai elementai. Uranas turi dalaus izotopo 235, kuris tinka, ir 99% 38, iš kurio gaminasi plutonis. Arba toris irgi nesidalyja šiluminiais neutronais, bet jį galima apšvitinus, kur neutronais gauti dalę medžiagą. Plutonis yra dirbtinis elementas, Žemėje jo nerasta, bent iki branduolinės eros pradžioj. Dabar, man atrodo, prigaminta apie keliasdešimt tūkstančių tonų plutonio. Dar apie urano paplitimą. Kas įdomu, uranas nėra retas elementas, jo pavyzdžiui yra daugiau negu alavo Žemės plutoje, ar jodo, kitų lengvesnių elementų. Tai kiekis yra urano apie 2,7 gramo urano tonai plutos uolienos. Aišku, priklauso, jeigu jūs paimsit iš Lietuvos, iškasit smėlį, jūs tiek daug urano nerasite, bet granitinėme pagrinde reisit. Bet su uranu yra dar viena situacija, yra daug jo rūdų, kur tas urano kiekis siekia iki keliasdešimt procentų. Aišku, jos jau išnaudotos daugumoje, kur buvo, bet geros urano rūdos iki keliasdešimt procentų urano, tikrai uranas yra lengvai pasiekiamas elementas. Kas įdomu, torio yra beveik 5 kartus daugiau, bet jo rūdų mažiau. Kuo jie skiriasi chemiškai. Uranas Žemėje sugeba chemiškai susikaupti, jis kažkiek panašus į geležį. Ir tai urano chemijai reikia 2 dalykų, kur Saulės sistemoje yra tik Žemė. Tai reikia deguonies laisvo atmosferą ir reikia vandens. Nes vanduo tirpdo kai kuriuos oksiduotus urano junginius. Su toriu to nėra, tai toris kaip įsimaišo, taip ir turi kelis procentus. Kaip minėjau, sunkus branduoliai dalyjasi ir tas dalyjimasis panašus į suvirtvinto skysčio lašelio susprogimą. Ko reikia? Reikia kažkaip stipriai stuktelti lašelį tą, tai užmesti dar kažkokį mažą lašelį ar pajudinti ir panašiai. Tai lengviausiai branduoliai dalyjasi gavę energiją, pavyzdžiui, suvalgę neutroną. Iš kur ta energija, kaip minėjau, ryšio energija yra apie 6-7 merai tiem sunkiem branduoliam. Dar norėjau paklausti, ar visiems aišku, kas yra meras. Nes tai yra energijos vienetas, nei jis mažas, nei jis didelis,
ta prasme, jis nedidelis kalbant su mūsų suprantamais energijos vienetais kaip džiaulių, bet jis yra milijoną kartų didesnis už elektronvoltą, tokį kaip pavyzdžiui fotonas. Koks nors žalios šviesos fotonas yra apie 2 elektronvoltus, tai va ta ryšio energija yra 3 milijonus kartų didesnės energijos negu vienas šviesos kvantas. Ir pasidalijus, kaip minėjau, kadangi 0,1 procento masės virsta energijos, tai susidaro daugiausia dalymosi produktais skeveldra. Branduolys pasidalyja į 2 ir jie turi didelį teigiamą krūvį, tai nulekia vienas nuo kito kaip įgelti. Ir ta visa laimė, kad 80 procentų dalymosi energijos yra kinetinių skeveldrų lygio, kuri per milimetrą sugeriama, tai yra kur mūsų energija išsiskiria, ten mes galim paimti. Kiti dalys tai išlekia daug neutronų, gama kvantų, elektronų ir panašiai. Tai elektronus, gama kvantus galima sugauti reaktoriai, aišku, antineutrinai jie išlenkia ir turime trūkumą energijos, bet jis nėra labai didelis palyginus su bendru kiekiu. Vėlgi, čia mikroskopinis kiekis 200 megaelektronvoltų, bet iš 1 gramo urano mes gaunam megavatparą, megavatdieną energijos. Megavatdiena tai paverstus kilovatvalandėm bus 24 000 kilovatų. Palyginimui 1 litras benzino paprastai eina kalba apie 10 kW energijos. Ir iš tokių medžiagų kaip uranas ir gamtinio grafito buvo padarytas pirmasis reaktorius. Matot, kad darbas nesudėtingas, sudėliojat kaip Lego kalvadėlės. Vienintelė problema nesusidėliot blogai, kad neįvyktų savaiminė grandininė reakcija ir jūs negautumėt mirtinos dozės. Dėl to čia kažkur šone buvo pastatytas žmogus su kirviu, kuris turėjo nukirsti esant problemai trosą, kuris vaikė strypą tą valdymo ir užgesinti branduolinių reaktorių. Taip. Ta savaiminė reakcija, kaip pagaunamas neutronas, pasidalyja, spinduliuojami keli neutronai, jie vėl pasidalyja ir didėjo. Tai čia priklauso nuo to kritiškumo. Jeigu daugiau už vieną, jum balansą vis daugiau. Problema yra ta, kad tas didėjimas tai ne per sekundę, jis per nanosekundės, mikrosekundės ir gali labai staigiai užvažiuoti. Išskyrus yra vienas palengvinimas urano, kad apie 0,5% neutronų urane pavėluoja. Tai yra vieni, kur eina greitai, kai veikia kaip bomba sprogsta per mikrosekundę branduolinę. Bet reaktoriai žaidžiama ant ribos, reikia gana tiksliai žinoti, kai tas didėjimas yra ne mikrosekundėm, o sekundėm ir panašiai. Ir dažniausiai reaktoriuose turim keletą sekundžių, kai matom, kad blogai, bet dar galima kažką padaryti. Jeigu nepakanka tų sekundžių, turim kaip Černobylį, nebespėsim. Čia susipažinimui, kad tai nėra paprastas Lego kaladėlių dėliojimas, tai yra formulė apibūdinanti neutronų judėjimą reaktoriuje. Čia yra diferencialinė Boltzmano lygties forma, kad suskaičiuoti, tai dar reikia suskaičiuoti 7 integralus pagal 3 koordinatės, 3 impulsus ir laiką, bet aišku, jeigu srautas laike netilpa, tai mums reikia ne 7, o tik tai 6 integralų. Uždavinys supaprastėja. Problema, kad čia yra ne tik konstantos, bet ir tokie dydžiai, pavyzdžiui, urano sugerties skerstuviai, kur jie priklauso, turi apie
10 000 rezonansų, kurie išskirti ir dar nežinoma kiekį, kur tiesiog aproksimuoti. Tai patys pirmieji reaktoriai, kai buvo daroma, buvo sunku jį suskaičiuoti teoriškai. Ir kaip minėjau, kadangi tas riba yra nedidelė, tai buvo daromi eksperimentai, maždaug artėjimą truputį priartinant tuos urano gabalus arčiau toliau, ar mes gausim didėjimą, ar priartėjam prie kritinės reakcijos, ar ne. Toliau, kaip ir tema, kam reikalingi šitie branduoliniai reaktoriai, tai jie buvo sukurti karo reikalam. Kaip minėjau, pirmieji reaktoriai buvo plutonio gamybai iš natūralaus urano, bet apie 6-ąjį dešimtmetį praeito amžiaus pradėti naudoti energijos gamybai ir dabar dauguma reaktorių yra, kurie pasaulyje veikia, yra elektros energijos gamybai. Tipinė galia paprastai reaktorių apie 1000 MW siekia, aišku, dabar yra tendencija daryti ir mažesnius 100 MW eilės reaktorių, čia priklauso, kam reikia. Toliau nemažai reaktorių irgi kariniam tikslam, tai buvo atominių povandeninių laivų varikliai, bet jį galima panaudoti kitiem laivam varyti. Laivas yra toks įrenginys, transporto priemonė, kurios variklis maždaug atitinka branduolinio reaktoriaus galią. O kalbant apie povandeninius laivus, tai dar labai gerai, nes deguonies nereikia. Tai yra, jis gali nusileisti ir gulėti mėnesį po vandeniu, gaminti elektrą, deguonį ir panašiai. Ir kažkiek naudojami kitiem tikslam, arba tyrimam, arba izotopų gamybai. Nežinau, kiek susidūrėt su branduolinė medicina, bet yra tam tikri izotopai radioaktyvūs junginių, kur galima tirti medžiagų apykaitą, naudojami kai kurie pozitroniniai emisijai, kai kurie tiesiog naudojami gydymui, spinduliuotei, kaip vėžiniai. Ir vėlgi reaktoriai gali gaminti energiją, bet taip pat jie gali daryti ir kitas dalias medžiagas. Čia priklauso nuo reaktoriaus konstrukcijos. Toks populiariausias reaktorius, kurio pasaulyje iš energetinių yra apie 40%, vadinasi suslėgto vandens reaktorius, angliškas santrumpa PWA, bet šiaip tų reaktorių tipų yra ne tik Amerikos, bet ir Europos sukurtų, Rusija, tai yra įvairių šalių reaktoriai. Suslėgto vandens reaktorius kaip ir aišku, vienas, kad vanduo neverda, jis suslėgtas, yra paprastas vanduo, lengvasis. Ir temperatūra tokia nesiekianti vandens kritinio taško, apie 320–330 laipsnių Celsijaus, bet tam, kad vanduo tokios temperatūros neužvirtų, reikia apie 150 atmosferų slėgis. Kodėl šitie reaktoriai paplito, nes jie pirmiausia buvo pritaikyti povandeninių laivų varikliam ir išvysčius tą technologiją pasirodė, kad gana praktiškas sprendimas. Kitas reaktorius panašus, sudėtis yra tokia pat, lengvai sodrintas uranas kuras, lėtiklis raušalas vanduo, bet slėgis truputį mažesnis. Ir kai turi mažesnį slėgį, prie 280 laipsnių temperatūros vanduo užverda. Tai šituo, jeigu suslėgto vandens reaktoriuje karštas vanduo per garo generatorių sunka antrą kontūrą, kur darosi neberadioaktyvus garas, jis yra atskirtas, tai verdančio vandens reaktoriuje tas garas iš reaktoriaus gali atšeiti, išskiriamas ir turbiną gali sukti ir radioaktyvus garas iš reaktoriaus.
Aišku, jeigu vanduo reaktoriui švarus, tas radioaktyvumas nesukelia labai didelių problemų. Svarbu išsivalyti tuos dalymosi produktus iš urano šiukšlių arba pratrūkusių strypelių ir panašiai. Šitų reaktorių tam tikras trūkumas, kad reaktorius veikia korpus. Kol jis veikia, jis nestabdomas, kuras nekeičia. Jeigu kažkas įvyko blogo, reikia reaktorių stabdyti, nuimti dangtį, traukti kurą. Standartiškai kuras keičiasi kas metus, pusantrų ir panašiai. Tas keitimo ciklas trunka paprastai apie mėnesį, pusantro priklausomai nuo reaktorių. Yra kitokie reaktoriai, kurie neturi korpuso ir kuras sudėtas į atskirus kanalus. Šių reaktorių privalumas, kad galima ištraukti kiekvieną atskirai kuro kasetę ir ją pakeisti. Tai pavyzdys yra RBMK reaktorius, kur plėtiklis grafitas, o kuras uranas, bet aušinamasis paprastu vandeniu. Ir analogas yra Kanados reaktorių skandų. Čia, kas įdomu, naudojamas kaip plėtiklis sunkusis vanduo. Nėra labai daug energetikoje reaktorių, bet kandų, kur būtų naudojamas sunkusis vanduo, jį sunku gauti, nes to sunkiojo vandenilio izotopo mes turim tik 0,3 dalis pagal masę. Tai reikia išskirinėti. Privalumas, kad tokiam reaktoriui nereikia sodinti uraną, įmam uraną, kurį iškasta, jį dedam ir reaktorius veikia. RBMK reaktoriai jau su natūraliu uranu nepakanka. Truputį čia detaliau RBMK reaktorių, kadangi toks stovėjo Ignalinoj, tebestovi, bet jau ardomas daugiau kaip 15 metų, kaip antras blokas sustatytas. Jame yra 1660 kuro kanalų, gana ilgi, jie pats grafito tokia cilindrinė struktūra padaryta iš tokių prizmių, stačiakampių. Tai turim 8 metrų aukštį, kuriame įkišti 7 metrų ilgio urano strypai. Reaktoriaus skersmuo apie 10 metrų ir tai yra tam tikra RBMK reaktoriaus problema, reaktorius yra labai didelis. Jeigu mes paimsim ne 1660, o 150 kuro kanalų, toks reaktorius irgi veikia. Kai mes turim per didelę tokią sistemą kritinę, atsiranda tam tikri valdymo sutrikimai. Tai yra tokį reaktorių sunku valdyti. Vienas galas didelis, ta prasme, jeigu kažkurioj pusėje padidėja galia, jis gaunasi taip, kad ten kyla. Bet toks teigiamas grįžtamasis ryšys, nevaldomas toks reaktorius susibanguoja. Toliau kita klasė yra dujom. Čia iki tol buvo vandeniu aušinami reaktoriai, bet buvo sukurta keletas tipų. Vienas tai Britanijos CO2 anglies dvideginiu aušinamas urano grafito reaktorius, Magnox arba IGF. Tai irgi sudėtas, jis būtų panašus į RBMK reaktorių, tik tai cirkuliuoja ne vanduo, o suslėgtas anglies dioksidas aušinamas reaktorių. Ir įdomesnis reaktorius, vienas pavyzdys, buvo pastatytas Juleche, Vokietijoje, čia prie Acheno. Tai taip vadinamas Pebble Bed, toks rutuliukų reaktorius, kuriame kuro elementai yra maždaug teniso dydžio burbuliukai su uranu ir grafitu. Ir tie burbuliukai metami į viršų. Jie panašu kaip kokiam siloso bokšte arba grūdų sandėlyje juda žemyn ir
susijungia kaista ir tuo metu cirkuliuojančios dujos juos aušina. Reaktorius toks tipas panaudotas naujų ketvirtos kartos kūrimui, bet šitas Julichen nelabai pasisekė. Jiem nesprogo kaip Černobylį, bet pasirodo, kad tie burbuliukai teoriškai juda žemyn, o praktiškai sugeba užstrigti ir vidurį vienas kitą užgleisti. Toliau minėjau apie paprastus reaktorius, taip vadinamus šiluminius, kur mes tiesiog kurą deginam. Bet jeigu nelėtinam neutronų, galime sukurti tokį reaktorių, kuris gamina naują kurą. Kažkada amerikiečių energijos kompanija išspausdino skelbimą, kad Jonas turėjo 3 sunkvežimius plutono, jis sudegino per metus apšviesti Niujorką ir kiek jam liko. Atsakymas 4 sunkvežimiai. Tai čia yra greitųjų neutronų reaktoriaus privalumas ir pagrįstas tuo, kad, kaip minėjau, mes turim 0,7% 35 plutono ir 99,38. Tai šitas reaktorius leidžia panaudoti 99% urano, kuris tiesiog išmetamas, iš reaktoriaus ištraukiamas ir praktiškai nepanaudojamas. Dauguma tų reaktorių buvo arba amerikietiški, Rusijoje pastatyta, taip pat Prancūzija vystė tą technologiją. Problema yra su reaktoriaus aušiniu. Kadangi vanduo lėtina neutronus, reikalingas skystis, kuriame nebūtų vandenilio. Ir vienas iš tokių skysčių yra skystas metalas. Kokie yra skysti metalai? Pirmas pasirinkimas gyvsidabris, bet dėl savaime suprantamų priežasčių žmonės nededa gyvsidabrio į reaktorių. Iš kitų besilydančių buvo pasirinkta šarminiai metalai, tai natris lydosi 63 laipsnių temperatūroje. Kaip ir tinka, aišku, kol mes to reaktoriaus neužvalgome, paprastai jis būna karštesnis negu keli šimtai laipsnių. Natris cirkuliuoja, skystas metalas labai gerai aušina. Su natriu yra tik tai problema, kad jis aktyvus, žino, kad natris yra šarminis metalas. Net kietas natris užmestas ant vandens šnypščia, burbuliuoja ir sprogsta vandenilis, bet skystas 100 temperatūros natris tai yra tiesiog pavojinga medžiaga ir ten prancūzų reaktoriuje Phoenix Super Phoenix buvo įsiliejimai su natriu ir tam tikra problema liko. Pastatė tokį reaktorių netgi modulinį japonai, norėjo naudoti transmutacijai, bet irgi jį paleidus už metų ištekėjo natris ir tas projektas išstrigo, taigi su skysto metalo reaktoriais su didelė perspektyva, bet gavome, kad energetikos kompanijos ir taip apsiribojo paprastai suslėgto vandens reaktoriais ir verdančio vandens reaktoriais. Nebent kanadiečiai jie taip toliau statė, kad buvo. Toliau daug šnekama apie 4. kartos reaktorius. Tai pirmiausia, kas yra tų reaktorių kartos. Realiai niekas tokio suskirstimo neturi. Laikoma maždaug pagal kūrimą. Kai pirmieji inžinierių biurai pradėjo konstruoti reaktorius, kiekvienas sugalvodavo savo variantą ir tokie vadinami kaip 1. kartos reaktoriai, tai apie 50-60 metus statyti. Jie tiesiog buvo tam tikri testiniai. Darydavo energiją, galia buvo nedidelė ir paskui padirbus keletą
20 metų, dauguma buvo sustabdyti dėl to, kad atsirado šviežesnės technologijos. Dauguma šiuo metu veikiančių reaktorių yra antros kartos, kai prasidėjo branduolinės energijos bumas, čia praktiškai nuo 60 metų galo iki Černobylio avarijos buvo statomi tie lengvojo vandens reaktoriai, tai PVR, BVR, Kandu ir kiti. Ir kaip minėjau, po Černobylio ta plėtra sustojo ir vėlgi atsirado taip ir natūrali riba kartu, kadangi ilgą laiką reaktoriai nebuvo vystomi. Tik tai apie 2000 metus, kai buvo pradėta kalbėti apie klimato kaitos įtaką, apie anglies dioksido išmetimus, buvo pagalvota apie branduolinę energiją kaip galima tokį šaltinį, bet CO2, energijos šaltinis, bet CO2 išmetimą. Ir dalis tų reaktorių tiesiog antros kartos buvo peržiūrėta, ką galima padaryti. Ir taip pat buvo atsižvelgta į pagrindinės avarijas. Tai tokios didelės yra 3. Suslėgto vandens reaktorius 3 mylių saloje Amerikoje, kur dėl vandens dingimo užšalo išsilydė reaktoriaus branduolys. Tai vadinasi, pirmas dalykas, kad jeigu sustoja reaktorius, būtinai turi būti vandens, kuris jį aušintų, kol atvės. Tam aušinimui reikia kelių dienų, savaitės maksimum. Černobylio reaktorius RBMK, ten daug priežasčių, bet viena iš pagrindinių buvo irgi taip vadinamas teigiamas garo reaktyvumo koeficientas, reiškia, kad jeigu reaktorius kaista, vanduo garuoja, reaktorius dar stipriau veikia. Tai yra mums pradėjęs greičiau veikti. Pavyzdžiui, 3 mylių saloje suslėgto vandens reaktorius jis gęsta. Jis įsilydė ne dėl to, kad nesustojo branduolinė reakcija, jis įsilydė dėl to, kad jam pritrūko vandens aušinimui dėl radioaktyvaus skilimo. Černobylio jis nesustojo dėl to, kad jis dar labiau įsivažiavo. Vanduo garuoja, reaktoriaus gale kyla, vanduo dar labiau garuoja ir aišku, viskas susidėjo dar tuo, kad nespėjo nusileisti strypai, nes jiems reikia leistis 10 metrų ir jie tokiam užkaitusiam reaktoriui tiesiog užstrigo, nebesustatė. Ir avarija buvo Fukušimoje, verdančio vandens reaktoriuje. Ten irgi susidėjo keletas dalykų. Pagrindinis, kad nebuvo užtikrintas reaktoriaus aušinimas, bet čia reikia atiduoti indėlį Japonijams, situacija visgi buvo sudėtinga. Žemės drebėjimas 8 balų ir tsunamis užliejęs visus generatorius. Tai yra vienintelį jie galėjo sutvarkyti, pasiekti, kad nebūtų užmestos radioaktyvios medžiagos, dėl to, kad per daug saugodami reaktorių iš pradžių neleido išeiti vandenį. Ir daugelio avarijų problema, iš kur tas vandenilis, 2 priežastys. Vienas, nuo radioaktyvumo, radioaktyvios dalelės didelės energijos jos skaido vandenį. Radiolizė susidaro vandenilis ir deguonis. Kita priežastis, metalai labai užkaitinti reaguoja su vandeniu. Pavyzdžiui, cirkonis dega vandenyje, sujungia deguonis, vandenilis įsiskiria. O išėjęs vandenilis, kaip ir gamtinės dujos, sprogus mišinys ir reaktoriuje netrunka susidaryti situacijų, kur gali sprogti. Tai vat į šituos dalykus, kaip ir buvo atsižvelgta kuriant 3 kartos reaktorių. Pagrindas, kad jeigu dingsta elektra ir neveikia siurblys, kad to vandens cirkuliacijos, pavyzdžiui, gal kas susidūrėt su apšildymo katilais ir dažnai jiem yra problema malkiniam katilui, kad jeigu dingsta elektra, neveikia siurblys, jis perkais. Tai vat yra gudresni katilai, kurie natūraliai naudoja cirkuliaciją, prasme,
karštas vanduo kyla ir tą galima naudoti. Ta prasme, jeigu mes turim liesaus vandens baką, jis leidžiasi, stūma į apačią, įstumia karštą ir taip natūraliai cirkuliuoja. Tokie nedideli dalykai arba padaryti gaubtą, kurio nebuvo Černobylyje, kad sugerti sunkių avarijų atveju nuklydus. Nu ir toliau, kaip minėjau, yra 4. kartos reaktoriai, kur ne tik tokie evoliuciniai pakeitimai kaip 3 kartos, bet ir revoliuciniai, kur keičiama reaktoriaus konstrukcija. Tai iš suslėgto vandens reaktoriaus siūloma taip vadinamas superkritinis vandens reaktorius. Kokia yra problema su branduoliniais reaktoriais, dėl termodinamikos mes turim naudingumo koeficientą 30%. Nes, kaip minėjau, vanduo verda kažkur labai suspaustas apie 330 laipsnių ir daugiau negalim temperatūros. Pagal termodinamikos dėsnius mums lieka, kad mes 33-34%. Reikia pakaitinti vandenį labiau, kaip jį pakaitinti, padaryti superkritinį. Kai viršyje vandens temperatūrą kritinį tašką, mes turim tokį nei tai dujų, nei tai vandens mišinį, kurį galima panaudoti. Tuo išlošim 10%. Arba nenaudoti vandenį, galime naudoti dujas, tai vadinamas aukštos temperatūros reaktorius, pavyzdžiui, helis ar kitos dujos naudojimas. Vėlgi, temperatūra gali siekti iki 1000 laipsnių ir būti kitom reakcijom. Arba naudoti ne vandenį, o lydytą druską. Vėlgi, druska neturima galvoj ten natrio fluoridas, bet jos yra panašios. Labiau koks nors ličio fluoridas ar panašiai, medžiaga, kuri lydosi prie 200-150, druska neištirpusi, iš tikrųjų išlydyta, bet ji neverda iki 1000 laipsnių temperatūros. Arba naudot greitųjų neutronų reaktorius, tai kaip minėjau, tada arba skystų natrio aušinamas, arba dujomis, vėlgi, kad dujomis aušint greitų neutronų reaktorių turi nebūti lėtiklio, dujos pačios nelėtina neutronų. Arba dar vienas variantas, apie kurį nekalbėjau, švinas. Švinas yra geriau už natrį, jis sinertinė medžiaga, jis labai gerai sugeria visokius gamą spindulius, pats ekranuoja, bet švino problema, kad sunkiai lydos. Ta prasme, jeigu reaktorius atšalo mažiau negu 300 laipsnių, jis užšalo. Jeigu švino reaktorius užšalo, yra problema jį atšilti. Dažnai baigėsi tuo, kad toks reaktorius nurašo. Dar truputį galima, jeigu susidūrėt su lydmetaliu, yra švino lydiniai, kurių temperatūra mažesnė kaip švino, tai dažniausiai naudojama švino bismuto lydinys, apie 260. Ir kalbant apie tą 4. kartą naujus reaktorius, dabar ant bangos eina maži reaktoriai, taip vadinamas small modular reactors. Kokie jie yra? Šiaip iš pradžių jie buvo galvojami kurti 4. kartos pagrindu, bet vienas iš reklamuojamų ir Amerikoje turinčių licenciją Nuskei yra tiesiog 3. kartos reaktorius. 3+ reikėtų sakyti. Jo pagrindinis skirtumas, matot, tiesiog nereikalingi siurbliai pačiam reaktoriaus korpuse. Yra paprastas suslėgto vandens reaktorius, kuris cirkuliuoja be siurblių, turime mažesnę galią, o paskui jau karštas vanduo kuria garą ir suka turbinas. Kokia yra tų reaktorių privalumai? Tuo, kad jie, šiaip branduolinius reaktorius sunku reguliuoti jų galią. Paprastai stengiamasi buvo daryti kaip galima galingesnius, pavyzdžiui, Ignalinoje tokia pradinė galia šiluminė buvo 4500 MW.
elektros, jis iš to galėjo daryti 1500, bet tai buvo kaip ir galingiausias reaktorius pasaulyje, kaip pirmas paleistas. Ir šiuo metu taip, dauguma tų reaktorių pastatytų buvo apie 1000 MW elektrinės galios arba 3000 MW šilumynės. Bet turint tokį reaktorių, jį mes įjungiam arba išjungiam ir mažai šaliai, pavyzdžiui, sunku reguliuoti elektros sistemą. Ir šiaip, ne visi reaktoriai mėgsta galios keitimų. tą galima daryti, bet jis tada neoptimaliuose sąlygose ir panašiai. Tai buvo sugalvota sumažinti tų reaktorių dydį, maždaug naudoti tokios galios, kaip pavyzdžiui Vilniaus TECas, apie 100 MW ir panašiai. Mes galim turėti tokį reaktorių, kurį, pavyzdžiui, įjungiam po vieną, reguliuojam galią, jis geriau pritaikomas sistemą. Vėlgi orientuojamas, kad, pavyzdžiui, tokį reaktorių galima statyti netgi ne atominės elektrinės vietoje, bet gariūnuose vietoje TECo arba chemoje, kad gaminti ten vandenilį ir panašiai, jie labiau paskirsto. Kai padaromas mažas reaktorius, mes išlošiam ant konvejerio. Tai yra tų reaktorių daromas ne vienas, bet 10-50. Sunku paleisti vieną. Kodėl nepastatytas vienas toks reaktorius, nes niekas nepasistato. Reikia sutvarkyti popierius, pademonstruoti, kad jis veikia ir ta pradinė problema užstabdoma. Kai bus pastatyta keletą, tada visi galės žiūrėti, kad jau yra, veikia ir tada tiražu. Ir vienintelis kol kas veikiantis modulinis reaktorius yra Kinijoje. Sistema yra tų, kaip minėjau, Pebble Bed. Ir ten yra du moduliai sujungti į vieną reaktorių. Šiluminė galia vieno modulio 250, elektrinė 200. Pati elektrinė manoma, kad galima sudėti iki 18 tų modulių. Panašų modulinį reaktorių pasistatė dar rusai šiaurėje, ten Bismuto švino, bet jis labiau naudojamas kaip energijos šaltinis. Galima tokius reaktorius taip pat panaudoti ir kitiem tikslam, pavyzdžiui, transmutacija, perdirbti atliekas ar tos pačios Ignalinos susidariusį plutonį, arba ilgamžius nuklydusį yra vienas variantų GT-MH, toks iš šešiakampių prizmių reaktorius, kuris susideda kaip iš kaladėlių. Ir tai jo aktyvioji zona yra toks žiedas, viduje ir išoriai reflektoriai. Pačio kūras sudėtas į labai mažas submilimetrinės kruopelytes. Dalis reaktorių naudojama tiesiog eksperimentam, ištirti procesą, kūro tyrimui arba izotopų gamybai. Kol nesibaigia laikas, pereisiu prie kitos dalies, termobranduolinės sintezės. Kaip minėjau, čia veikia procesas atvirkščiai. Ten dalyjasi, mes išsiskiria energiją, čia suliejam du branduolius, atsiranda. Tai paprasčiausia reakcija, kurią kalba visi dirbantys sintezėje, yra du vandenilio izotopai, sunkus ir labai sunkus, deuteris tritis ir sudaro helis 4 ir neutronas. Kodėl, pavyzdžiui, negali būti deuteris ir susidaryti helis 4? Dėl to, kad jis neturi kaip atiduoti energiją, čia kvantinė sistema. Jeigu nėra kaip spinduliuoti, susijungia du branduoliai ir atšoka. O šituo atveju neutronas pašalinis tiesiog nuneša tą energiją. Termobranduolinė yra problema, kad reikia vožti deuterį ir tritį ir pakankamai stipriai, tai yra apie
100 kV, tai nėra didelė įtampa ir tą senai jau žmonės padarė, tik tai, kad energijos negauna, bet kaip neutronų šaltinis naudoja. Jeigu mes neturim įtampos aukštos prijungtos, galima užkaitinti. Deja, temperatūra turi būti 10 milijonų laipsnių, tai vėlgi Saulėje lengva pasiekti, Žemėje pasidaro problema. Kaip išlaikyti tokią temperatūrą? Tai yra du būdai. Vienas – magnetiniu lauku uždaryti. Pavyzdžiui, taip vadinamas tokamakas, gražus riestainis su magnetiniu lauku. Tuo riestainiu juda mūsų deuterio tričio plazma. Jeigu jį kaitinama iki milijono laipsnių, gali du branduoliai susilieti ir susidaryti kelis įsiskirtą energiją. Yra truputį gudresnis riestainis, sakyčiau, kaip pinutė, taip vadinamas stelaratorius. Kodėl tokia keista forma pasirinkta? Pasirodo, tas riestainis magnetinis, jis gražus paveikslė, bet natūroje mėgsta išsilankstyti. Tai yra, jeigu mes jį turim, mes turim kontroliuotą plazmą ir magnetinį lauką, kad neįvyktų jos išvažiavimai, neprisiliestų prie senelių ir panašiai. O šita forma kaip ir apsaugo nuo tų drebėjų. Tai yra sunkiau tokią formą padaryti, bet stabiliau ją išlaikyti. Garsiausias toks tokamakas, kuris jau statomas beveik 20 metų, tai yra ITERas. Jį turėjo paleisti 2015 metais, bet jau 2025 ir galo nesimato. Problema, aišku, kad yra tarptautinis projektas, kuriame dalyvauja Europa, Japonija, Amerika, Kanada, Rusija, daug šalių, sunku pasidalinti. Antras, kaip minėjau, vėlgi nėra trivialus dalykas uždaryti milijono laipsnių temperatūros plazmą į kamerą. Netgi kilo klausimų, ar verta tokį įrenginį toliau statyti, nes šiaip jo galia bus 500 vatų, bet jis nepadarys nei kilovatvalandės elektros. Tai yra testinis reaktorius. Verta bent dėl to, kad kažkas turi ištirti tas medžiagas, kaip dirbti. Yra uždavinys plazmos laikymas, plazmos kaitinimas, energijos sureiškimas, neminėjau, bet 80% sintezės metu susidariusios energijos išlekia per neutroną. Ir vėl iš to neutrono paimti energiją nėra labai lengva, jį reikia sulėtinti, neutronas reaguoja, sklaudo sieneles, plius kuras deuteris tritis. Deuterio jūs prisisodrinsit, tričio Žemėje nėra, jis radioaktyvus, tai jį reikia daryti iš lyčio ir panašiai. Tos sienelės, tričio gamyba ir panašiai, tuos procesus reikia ištirti, bet aišku, jeigu kas nors komerciškai užsiimtų sintezės reaktoriaus statymu, gali būti kaip Masko stilium, pastatys greičiau negu paleis jį. Ir yra kitas būdas, taip vadinama inercinė sintezė, kur trumpai tariant, tai yra mikrotermobranduolinis sprogimas. Arba branduolinio sprogimo metu sprogusi atominė bomba suspaudžia deuterio tričio medį, o čia suspaudžia lazerį. Pavyzdžiui, Lorės Livermore ten yra apie 200 lazerių, kurie spinduliukais sukompresuoja kelių milimetrų dydžio deuterio tričio lašelį ir tuo metu išsiskiria tam tikra energija, 3,1 megadžaulė, tai normaliais vienetais būtų kilovatvalandė iš miligramo vandenyje. Problema, kad lazeris sunaudojo 100 kartų daugiau energijos. Ir baigdamas dar paminėsiu keletą egzotinių tokių labiau sistemų, kurias galima svarstoma naudoti. Vienas, mes reaktorių turim kritinį, tai yra užsikuria ta dalymosi reakcija ir ji savaime palaiko.
Bet problema, jeigu kažkas blogai pasidaro su stabdymu, toks reaktorius nebeįmanoma jo sustabdyti. Tai vienas iš būdų reaktorių laikyti truputį mažiau tos generacijos ribos, jis veikia kaip stiprintuvas. Pavyzdžiui, jeigu K efektinis ten būtų 0,99, tai toks reaktorius gali 100 kartų sustiprinti paduodama neutronų srautą arba galią. Vienas iš būdų daromas truputį silpnesnis reaktorius, kad veiktų, ir jį šaunama greitintuvų. Greitintuvas didelės energijos sukuria reakcijas, duoda neutronus ir labai greitai reaktorius sustabdomas. Išjungiam elektrą, išjungiam greitintuvą, reaktorius užgeso pats. Ir nėra jokių tokių nesuvaldomų procesų, arba galima suhibridizuoti. Pavyzdžiui, turime sintezės reakciją ir, kaip minėjau, mums reikia ličio, mums reikia gaudyti tuos neutronus, į tą lytį galima panaudoti tą pačią skystą druską, kaip minėjau, jos ličio pagrindu, įdėti urano plutonio ir veikia 2-1 viduje sintezės reaktorius, susidaro 14 megų neutronai greiti, aplink dalyjimosi reaktorius, bet jis vėlgi nekritinis, jis daro 2 darbus. Degina kūrą, plus iš ličio daro trytį, kurį pumpuojame toliau ir aprūpiname mūsų termobranduolinį reaktorių kuru. Žiūriu, gerai čia įsikalbėjau, tai paskutinė skaidrė vietoj pabaigos. Gal, sakyčiau, turėtumėt klausimų dabar. Tai iš klausimus. Norėčiau padėkoti, kad atėjote. Norėčiau padėkoti lektoriui. Turim pagrindinę išvalgą, kad atėjote. Ir kaip minėjo lektorius, dabar turite laiko, jeigu turite kažkokių klausimų, galite klausti. Aš turiu klausimą. Taip. Kada Lietuvoje bus veikiantis reaktorius? Kai jį pastatys. Kada pastatys? Šiaip reaktoriaus statyba tai yra ne fizikos uždavinys, tai yra ekonomikos ir energetikos strategijos dalykas. Planas yra svarstyti apie tuos mažus modulinius reaktorius nuo 2030 metų. Aišku, ta galimybė, kad pastatys Lietuvoje reaktorių, priklausys, kaip statys aplink mus kaimynai. Jis planuoja estai, lenkai ir panašiai. Ir vėlgi, kaip minėjau, reaktoriaus tipas, kuris yra veikiantis pastatytas, daug lengviau jį licenzijuoti Lietuvoje. Girdėjau anekdotą tarp sintezės reaktorių, kad sintezės reaktorius sudaro 50 metų į priekį. Ar kada nors šitas vairas bus baigtas, kad iš tiesų pradės jas naudoti, ar jūsų ekspertizė sako, kad nelabai? Dar kol kas proveržio nematyti, kad galima pasakyti, po kiek metų bus paleista. Man netrodo, kad reikia 50 metų, bet, pavyzdžiui, ITERO situacija tai maždaug tempia į tai. Aš manau, kad ta prasme, skiriant jėgas ir pinigus tam daryti, 15-20 metų reikia. Kol kas daugiau čia yra tokie bandymai. Klausimų nebėra. Ačiū, kad atėjote.